Nueikime į svetainę Vici.eu. Na ir pasirinkime lietuvišką svetainę. Na, iš karto matome, kad iššoko antivirusinis pranešimas dėl kažkokios saugumo spragos. Nueikime į kitą svetainę, taip pat priklausančią Vici. Matome taip pat pranešimą apie grėsmes. Nueikime į trečią svetainę. Na ir vėl tas pats. Pasižiūrėkime, kamgi priklauso Lampėdžių slėnis. Na, dabar pabandykime pasižiūrėti, kokiegi srautai yra, kasgi ten tokio blogo, šiek tiek detaliau. Čia matome einantį srautą, kokios užklausos naršyklė daro. Šioje vietoje pasižiūrėkime, kasgi yra, na, iš tiesų tas blogumas. Matome kreipinį į kažkokią svetainę ir, na, kaip atsakymas kažkoks tai šifruotas kodas. Pasižiūrėkime, kur tai yra pačioje svetainėje. Na, matome jau detalesnę informaciją. Matome tą patį kenkėjišką kodą. Dar šiek tiek detalių apie atakos būdą, kaip ta ataka inicijuojama, iš kur inicijuojama. Matome tą pirmąjį žingsnį, pirmąją kenkėjišką svetainę. Na, pasižiūrime, kur ta kenkėjiška svetainė yra patalpinta Vici.eu. Pasižiūrėkime išeities tekstą. Paieškokime tos kenkėjiškos svetainės. Na ir matome porą vietų, kur šią kenkėjišką svetainę yra jau naudojama. Pakartokime tos pačius veiksmus kitoms kelioms svetainėms. Na, matome tą patį.
Pakartokime tos pačius veiksmus trečiajai svetainiai. Na, visur matom tą patį scenarijų. Na, čia matome tą visą kenkėjišką kodą, kaip jis atrodo. Na, jeigu paieškojus informacijos apie tas kenkėjiškas svetainės internete, na, matome, kad tai yra žinomos kenkėjiškos svetainės, kurios, na, skirtos į lankytojų kompiuterius įterpti bet kokį reiškiasi kenksmingą įrangą. Tai yra įvairaus tipo atakos, kurios gali būti, na, įdiekiamas vartotojų kompiuteriai gali būti užkrečiami įvairiais reiškiasi kenkėjiškai programinė įranga. Tai yra, na, pasisaugoti reikėtų turbūt nesilankyti šiuose svetainėse, šios galbūt apskritai, nes ten labai nemažai tų svetainių yra užkrėsta, ne tik šios 3, kur parodytas.